Sveiki. Garažo vartų pultelis. Šitą neveikia. Šitą neveikia. Šitą kartais veikia, kartais neveikia. Šitą dar lyg ir veikia. Atsidarau vidų. Pultelį įsiardžiau, įsėmiau bateriją. Čia visas jau tas platukį to jau čia. Dabar taip, pažiūrim bateriją pirmiausia. Taip. 9,8, o baterija yra 12 voltų, tai bateriją jau reikia keisti. Dabar įsijungiam ant prazvonkės, ant diodų tikrinimo, kitaip tariant, ir dar kitaip kas kaip vadinat. Dabar gal čia man pavyks. Taip. Priliečiu kontaktus ir pažiūrim, kad tas jungiklis tyli. Jungiklis tyli. Gerai, dabar užlašysiu techninio spirito ir pamaigom. Ir pradeda kontaktas atsirast. Ir tas kontaktas, čia nesimatys, gal matosi, kontaktas be jokios varžos. Vienu žodžiu, prasiplaunam spiritu taip pat kontaktus. Padarau su visais kontaktais tą patį, praeinu, pramaigau, su spiritu užlašinu, dar sykį pamaigysiu. Vienu žodžiu, tokia procedūra. Užlašini, ir pažaidi pamaigai. Ten į vidų subėga, prasiplauna kontaktai, prasimaigu ir jis pradeda veikti. Tai pradžiai tik toksai, aišku, bateriją reikia keisti. O jau žmogus tas sakė, viskas reikia naujų jungtukų, naujų jungiklių šitų. Jis jau turbūt net ir užsisakė AliExpress'e, ten kur tai apsižiūrėjau. Sakau, duok pradžiai praplaut, pabandyti, o paskui jau žiūrėti. Bet vien žodžiu. Dabar gerai, pražaidžiu, praplaunu visus dar su spiritu. Dėjau naują bateriją. Čia senoji, čia naujoji ir dabar čia matysis. Viena žiba, kita žiba,
ir šita žiba. Kaip ir viskas. Galima dėti atgal. Viską, tą korpusėlį irgi viską pravaliau, prapūčiau, pravaliau, nes buvo tokių kaip, lyg ir atrodo švaru, bet tokių dulkyčių, smulkių kaip miltukai tokie, tai viską išvaliau, prapūčiau. Nu, viską surinkau į korpusą, dar sykį pasitikrinu. Nu, viskas veikia. Tai va, tai čia nėra kažkoks stebuklas, čia gal daug kas ir žino šitą metodą. Nu, bet visgi pasirodo, ne visi žino, kadangi jau ruošėsi jungtukus keisti. Aišku, tai ne panacėja kažkokia, gali būti, kad ir nepadės toks variantas. Nu, tai tada jau reiktų keisti jau. Ar kažkur kitur gal problema gali būti, bet vienas iš variantų, pirmiausia, pasidaryti tokią, reiškiasi, procedūrą ir jie jau nepadeda, tai tada jau, aišku, bateriją pasitikrinti reikia, nes baterijos dažniausiai nusilpia. Vienu žodžiu, ne kažkoks stebuklas, kažkokio stebuklo aš čia nepadariau, neparodžiau, bet visgi gal kažkas dar nežino, tai toksai variantas įmanomas ir galit pasibandyti patys taip su techninio spirito praplaut, prapūst biskį oro, duoti išdžiūt, paskui tam, jis greit garuoja. Tai tiek, nežinau, nėra čia ką daug, viskas trumpas, gal toks video, kaip galit patys išspręsti problemą. Iki.